Gynėjas. Žinok, sunku čia labai. Reikia su joysticku dirbti. Nežinau. Daug ištraukiu maksimumą. Na, gerbėmėjai, labas rytas. Bandysiu filmuoti. Labai sudėtinga. Gali šiek tiek strigti video. Ne pati kokybė, bet pasisukimas. Na, kažkaip bandysime. Tai ką, šiandien Elektrėnų Kasparaičio ledo ritulio akademija žaidžia namuose prieš mūsų vyrus Hockey Punks U14 komandą. Praeitą kartą mes pralošėme 2-5. Dabar bandysime gerinti rezultatą. Na ką, sėkmės vyram mūsų gimtajam šaldytuve, pramogų arenoje. Štai Lukui Kuplickui teisėjas liepia pasitaisyti kakliuką. Na ir tuoj pradėsime. Baliūnas mušė iš toli, rikošetu pakilo ritulys nuo kažkieno lazdos, nespėjo užfiksuoti, ar pataisė mūsų ekipos žaidėjas, ar netyčia atšoko nuo Kasparaičio gynėjo lazdos, bet įvartis Kasparaičio vartuose.
Taip, įsibėgėja Vaicekauskas. Dar kartą Vaicekauskas vedas ritulį, padeda Strauskas. Neklaikus perdavimas. Vyksta bandymas atakuoti mūsų zonoje. Vyšniauskas sutrukdo ar Martynas ar... Taip, permetimas. Bus išmetamas ritulys mūsų zonoje. Aleksiev, taigi prieš tai nedavėm tokio pačio. Jo, nepatenkintas mūsų treneris, kad prieš tai irgi turėjo būti fiksuotas permetimas, bet neužfiksavo teisėjas. Na, visiems dar rytas. Dulko. Radvilas. Kovoja prie borto. Netaikliai perduoda ritulį mūsų gynėjam, pralekia ritulys ir patenka į mūsų zoną. Paršulis, keičiantis penketas, fiksuoja pražangą teisėjas ir žaisime daugumoje. Nenori keistis vienas iš mūsų puolėjų, bet reikia pasikeisti. Nepatenkintas Gabrielius neleidžia kovoti toliau, bet penketas pasikeitė ir reikia keistis. Ir gaila, Lukui nepasisekė smūgiuoti vartus ir kontrataka. Vejasi Labrincas ritulį. Laiko ritulį Tubutis, tempia laiką, jie žaidžia mažumoj. Kublickas su rituliu, padeda Strauskas ir Valiūnas. Nepavyko Lukui prasibrauti, taip pat ir duoti produktyvų pasą. Strauskas, smūgis į vartus. Neblogas smūgis, stipriai smūgiavo Martynas, tik kirtęs mėlyną liniją. Sureagavo Vyšniauskas, pagavo ritulį, bet ataka į vartus ir svarbiausia svetimus yra jau labai gerai. Neblogai sužaidė po išmetimo mūsų vyrai. Laimėjom išmetimą, perdavė ritulį Adomui, Martynas pasiuntė atgal Rafaeliui ir smūgiavom į vartus. Ir bandymas numeris 2. Labai
stipriai ir gana taikliai smūgiavo Vyšniauskas iš toli. Šiek tiek šalia praėjo ritulys mūsų vartų. Ačiū Dievui, kad neužėjo į tuos vartus. Nors Povilas reagavo į smūgį. Vėl braunasi Vyšniauskas, smūgis į vartus. Puikiai pagauna Povilas ritulį. Šiek tiek virš vartų tikriausiai būtų pakilęs ritulys, tačiau stiprus smūgis ir šaunuolis Povilas. Kaip bebūtų, 14 metų vaikinukas ir U14 jau atremti smūgius yra ne taip paprasta. Kuršulis pasiunčia ritulį į priešininkų zoną. Tubutis vedasi ritulį, bandys smūgiuot. Pataiko į apsaugas Bernatavičiui, atsiprašau, Valiūnui. Kad zoną užfiksavo teisėjai. Ataka. Smūgis iš nepatogios, šalia praeina ritulys. Kuršulis. Bernatavičius. Labrincas puikiai perima ritulį. Kerta mėlyną liniją. Padeda Adomas ir Gabrielius. Ir kontrataka. 2-1 išeina Kasparaičio vyrai. Geras perdavimas, labai gražiai mušė Tubutis iš nepatogios pusės, bet kabino ritulys strypą ir pakilo virš vartų. Mūsų ataka, Valiūnas, Astrauskas. Gražus Luko perdavimas Butkui, Astrauskas, smūgis į vartus. Ir štai kontrataka. Vėl 2-1 išeina Kasparaičio puolėjai. Sustabdo Vaicekauskas, bet turi Tubutis dar vieną progą. Neapsiveda, bando apgauti mūsų Poviliuką ir Poviliukas nepasiduoda provokacijai. Puikiai perskaitė Tubučio norą sužaisti pro klyną, neapsivesti iš šono ir ataka buvo sustabdyta. Puikiai apsigynė vyrai, siunčia ritulį į kitą aikštės pusę.
Radvilas. Padeda Greščiuk. Eina Markas į priekį. Padeda Pijus. Smūgis į vartus. Gerai, gerai. Nieko tokio, gan silpnas buvo smūgis, bet spaudimas daromas tvarkingai. Kovoja vyrai prie borto, dabar atrėmėm ritulį. Nenoriu nuleidinėti kamerą žemai, nes vėliau labai sunku atstatyti, kad jei jau kova prie artimo borto, dėja negalėsime jos matyti. Labai gražus smūgis į vartus Bernatavičiaus, tęsiasi ataka, smūgis iš toli, Grašys. Pakėlė ritulį Mantas, nebuvo labai sudėtingas smūgis, tačiau bandė gaudyklę sugauti Vyšniauskas ir neuždarė su gaudyklę ritulio, iškrito ritulys ir įkrito į vartus. Na ką, 2-0 ir kol kas esame priekyje. Atkovoja ritulį Darius. Vyšniauskas. Bernatavičius. Valiūnas su rituliu braunasi, padeda 29 numeris. Labrincas, pasas Koršuliui. Sutrukdė Gabrieliui smūgiuoti vartus Kasparaičio gynėjas. Dar kartą Lapincas puikiai apdoroja Kublickas, Vaicekauskas. Perdavimas Dariui. Nepavyko Dariui smūgiuoti vartus, neapdirbo ritulio. Dar kartą Koršulis. Kublickas. Puikiai apsiveda du gynėjus Joris ir smūgiuoja vartus. Netaikliai nepatogus kampas. Vaicekauskas smūgis į vartus. Atmuša su atmušėju Kasparaičio vartininkas. Ir ritulys mūsų zonai. Astrauskas, perdavimas Butkui ir kontrataka. Puikiai sutrukdo vyrai.
Nepraeina Tubutis mūsų gynėjų sieną. Ir dar kartą Pijus nespėjo apdoroti, Darius sustabdo. Vyšniauskas. Labai gražus perdavimas Tubučiui, kuris liko priešvartyje kažkodėl vienas. Na ką, Tubutis kovoja su Martynu prie borto. Dar vienas smūgis į vartus. Atrėmė Povilas, pamatė slystantį ritulį tarp žaidėjo kojų ir uždarė apačią. Na ką, ir dar viena ataka. Puikiai sužaidžia Dariukas, sustabdo ritulį mūsų priešvartį ir pasiunčia į kitą aikštės pusę. Bernatavičius, Radvilas. Ir kontrataka. Valiūnas neleidžia atakuoti. Tolimas pasas, bet Anufrikovas matė ir perėmė ritulį. Bernatavičius, smūgis į vartus. Anufrikov neprasibrauna pro 4 žaidėjus, užstojusius jam kelią. Ir Valiūnas, kaip visada, brovėsi per centrą. Bernatavičius. Na, trukdo gynėjai, neleidžia smūgiuoti vartus mūsų vyram. Na, grubi klaida. Gerai, kad nepavyko. Jo, turi išeiti iš zonos. Atakavęs žaidėjas. Tai suteikė šiek tiek laiko mūsiškiam uždaryti. Zoną fiksuoja teisėjas, tačiau Povilas bet kuriuo atveju buvo sustabdęs ritulį, kuris vis dėlto nuėjo į mūsų vartus. Na ką, liko 24 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Tęsiam kovą. Laprinsas. Nepavyko. O, kaip ir nepavyko atkovoti ritulio, bet stipriai pasuoja ir smūgiuoja Vyšniauskas. Kitą kartą nepavyksta mūsų žaidėjam apdoroti greitai skrendantį ritulį. Na, jau 14 greičiai didesni. Na štai ir pasibaigė pirmas kėlinys. 2 minučių pertraukėlę turime. Čia su kamera. Na ką, ir vėl kamera gaudo šviesą kažkokiu būdu. Kasgi vyksta čia?
nuo šių metų Ledo ritulio federacija įvedė naujas taisyklės ir viena iš jų, kad namų rungtynėse 2 tėveliai turi būti deleguoti nuo komandos, padirbėti, ne tik stebėti rungtynes, atidarinėti baudos suolelio dureles žaidėjam. Tad turime 2 tėvelius, kurie atlieka šią funkciją šiandien. Tad dirba ne tik vaikučiai, bet ir tėveliai. Na ką, pasikeičia vartais komandos ir antro kėlinio pradžia. Rezultatas 2-0 mūsų. Pavojingai siuntė į vartus ritulį mūsų žaidėjas per centrą. Žiauriai stipriai smūgiuoja Vyšniauskas iš toli, mato Povilas ritulį, puikiai uždarė apačią. Prametimą fiksuoja teisėjai. Na nežinau, ar čia grubi klaida ar ne, tačiau duot perdavimą per centrą, tai ir matėme, kad tokiu būdu rizikuojame gauti įvartį, nes žaidėjas buvęs centriniai zonai perėmė ritulį ir smūgiavo į vartus. Bet vyrai, nebeklyskime taip, neduokime tokių progų, nesuteikime veltui. Ir vėl Vyšniauskas vėl smūgiuoja ir pataiko savo žaidėjai į apatinės apsaugas. Perdavimas į kitą kraštą. Norkūnas, Astrauskas sustabdo Tubutį. Padeda Darius. Dviese prieš vieną kovoja prie borto. Padeda Vyšniauskas. Jo, fiksuoja pražangą teisėjas, stumia Dariukas Tubutį prie borto. Teks jam pasėdėti šiek tiek. Kaip tik jo mama šiandien dirba prie baudos suoliuko, tai galės papasakoti. Bet va, komentuoja mūsų ekspertai, kad pasisekė, kad kitą boksą atidarinė, nes jau gautų lazdų Dariukas. Keičiasi penketas, Labrincas ant išmetimo. Žaidžiame mažumoj, kad teks dabar gintis. Sakykim, daugiau negu atakuoti. Nefiksuoja pražangos teisėjai. Uzeras prameta ritulį į kitą pusę, nesustabdo jo Vyšniauskas. Labai gerai bėga laikas. Dar 47 sekundės žaisti mažumoj. Veldžiasi Grigonis, smūgis į vartus. Ir vėl užkabinės viršutinį strypą pakilo ritulys. Ačiū Dievui, šį kartą pasisekė mums dar kartą. Vyšniauskas bandė įsibėgėti, sutrukdė jam išlindęs iš baudos suoliukų Darius. Labai gerai, nes jau kai Vyšniauskas įsibėgėja, tai dažniausiai būna praėjimas už mėlynos linijos ir stiprus smūgis į vartus. Vaicekauskas.
Grašys. Na, nepavyksta mūsų vyram išmušti ritulį iš mūsų zonos. Stabdo Pijus. Ir Darius bando atakuoti. Kiek mačiau, Darius pasiuntė ritulį į priešvarčio zoną. Man atrodo, Pijus bandė mušti iš nepatogios, bet uždarė Vyšniauskas apačią. Nepavyko prakišti šio ritulio į priešininkų vartus ir keičiasi 5. Valiūnas paleidžia ritulį, kuris skrieja labai aukštai ir vėl krito nepatogiai prieš vartininką. Koršulis apsiveda palei bortą, padeda Labrincas, Bernatavičius laukia priešvartį, pasas Labrincui, smūgis į vartus. Rikošetu nuo kažko atšoka ritulys ir pakeičia trajektoriją pro kairį, pro dešinę pusę praeina ritulys, Grašys. Bernatavičius, Labrincas, puikus pasas. Ir smūgis į vartus. Šiek tiek aukščiau norėtųsi. Pamatė Vyšniauskas, su gaudyklė pagavo ritulį. Na, bet spaudimas daromas labai gerai. Keičiasi mūsų ekipos 5. Astrauskas ant išmetimo. Padeda Kublickas ir Butkus, Norkūnas su Vaicekausku gynybos. Smūgis, vėl kyla ritulys. Butkus. Astrauskas. Šie piruetai, bet vis vien ritulys pasiųstas į priešininko zoną. Lukas bandė smūgiuoti vartus. Trukdo Kasparaičio ekipos gynėjai. Priešvartyje neleidžia smūgiuoti mūsų vyram. Periminėja ritulį. Ir vėl keičiasi puolėjai. Radvilas su Dulko ant ledo. Dulko, Radvilas. Markas. Braunasi per centrą. Koršulis. O, atsiprašau, Pijus. Radvilas. Na, vyrai, neatiduokit ritulio. Kontrataka. Kubutis. Nepavyksta damušti iš trečio paso Kasparaičio žaidėjai. Kubutis. Pasas Vyšniauskui. Smūgis į vartus. Atremia Povilas. Ir vėl Vyšniauskas su ritulį. Permetimą fiksuoja teisėjas. Išmetimas mūsų zonai.
puolėjai, išeina Bernatavičius su Labrincu. Aršiai smūgiuoja į vartus, Kasparaičio žaidėjai. Eina laikas, nori mušti įvartį, kol kas neblogai ginasi mūsų vyrai. Puzeras, kova prie borto. Labrincas. Perimtas Ritulys, pasas Butkui. Eina palei bortą. Netaiklus metimas į vartus, paliktas buvo vidurio zonai Kasparaičio ekipos žaidėjas, nebuvo šalia jo mūsų gynėjo ir buvo smūgiuota eilinį kartą į mūsų vartus. Labrincas puikiai apsiveda, nežinau, užkabina ranka Kasparaičio žaidėjas Jori, pražangą fiksuoja teisėjas, sutrukdė. Supyko, kad Joriukas jį apsivedė ir leido skaityti savo numerį. Todėl ir prasižengė, kabindamas ranką, stabdydamas mūsų trečią numerį. Taip, pasikeičia mūsų puolėjai. Koršulis, Astrauskas, Valiūnas. Norkūnas su Vaicekausku gynybai. Vaicekauskas. Perdavimas Norkūnui. Smūgis į vartus. Bus dar vienas bandymas. Ta pati schema. Norkūnas. Rikošeto atšoka nuo kažkieno lazdos priešvartyje Ritulys. Vaicekauskas. Permetimas ir vėl išmetimas mūsų zonai. Ilgutis, stabdo Valiūnas, padeda Vaicekauskas, blokuoja jį prie borto. Na štai, prasidėjo muštynės, bet stabdo teisėjai vyrų įkarštį. Na, žinoma, susiploję buvo visi prie borto, tai manau tikrai viens kitam alkūnėm. Viens kitam alkūnėm panašu. Arba kažkaip kitaip užgavo viens kitą žaidėjai. Palikta lazda šone. Ir yra sodinami abudu žaidėjai. Žaisime 4 prieš 4. Arba 5 prieš 5. Ne, lieka tas pats penketas. Įdomiai kažkaip liepia Kasparaičio žaidėjam. Nelabai suprantu, 5 prieš 4 žaidžia mūsų žaidėjai, tačiau pasodinti yra du žaidėjai, po vieną iš abiejų komandų. Na, teisėjai tikrai žino geriau taisyklės ir negaliu pakomentuoti šio įvykio, šio sprendimo. Stipriai smūgiavo į vartus,
Kasparaičio žaidėjas uždarė Audrius ritulį, bet iššoko ritulys pavojingai. Kad tik nebūtų taip, kaip įvyko Vyšniauskui pirmam kėlinyje. Radvilas vedasi per centrą, padeda Dulko ir Bernatavičius. Bernatavičius, smūgis į vartus, ant damušimo Dulko, nepavyksta, dar kartą. Grašys mušė iš toli. Gerai, graži ataka. Gaila, kad Dulko nepavyko damušti, labai arti apatinių vartininko apsaugų buvo ritulys, sudėtinga buvo pakelti arba sumušti pro apačią. Na, bandysime dar kartą. Gražus derinys, Kasparaičio mokyklos netaikliai perdavė trečiam žaidėjui. Būtų išėjimas 1-1. Ieško Kasparaičio ekipos žaidėjas, kam pasuot priešvartį ir suranda. Išlenda Nufrikovas tiesiai į laisvą plotą priešvartyje, nepamato mūsų žaidėjas, kad nebedengia jo ir iš taiklaus paso turi galimybę įmušti į laisvą vartų plotą. 2-1. 4 minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Niekaip neapsisprendžia mūsų komandos gynėjai, kurisgi vis dėlto turi išeiti ant ledo, ateina Mantas. Astrauskas, perdavimas Butkui. Anufrikov vėl perduoda į priešvartį, bet pakyla labai ritulys nuo žaidėjo lazdos. Nepataiko į vartus Vyšniauskas, bet skrieja labai arti ritulys. Grašys. Astrauskas vedasi pats. Na, galėtų Lukutis truputėlį ir pasispausti. Gavęs ritulį prie borto, nes galėjome tęsti ataką. Nežinau, kažkodėl stovėjo, laukė Lukas ir praleido tas kelias sekundės. Na, o dabar turime kontrataką mūsų zonoje. Butkus vėl pakėlė ritulį Kasparaičio žaidėjai. Nepatogiai Lukui buvo net smūgiuot. Pusmetrį virš ledo pakilo ritulys. Geras pasas į priešvartį, tačiau priešvartį nieko nėra. Ir kontrataka, įsibėgė Vyšniauskas, uždaro jam mušimo zoną mūsų žaidėjai. Puzeras. Puikiai. Dar kartą Puzeras vedasi pats. Įmeta į priešininkų zoną ir keičiasi gynėjai. Bukauskas bandė perimti ritulį.
Nieko nefiksuoja teisėjai, labai nepatenkinti Kasparaičio tėveliai. Mano, ai ne, vis dėlto buvo pražanga, atsiprašau, kitas teisėjas fiksuoja, kuris buvo ne mano matymo zonai, tuo mano. Jo, prasižengė dariukas. Na, ką daryti? Žaisime mažumoje, pavojinga situacija. Minutė ir 34 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Labai reikia mums apsiginti, neleisti atakuoti Kasparaičio žaidėjam. Įtemptas momentas mano suvokimu, nes tikrai bandys sustatę Grigonį, būti Vyšniauską į šį penketą. Tai tikrai ir va, panašu bus pirmas smūgis. Pataiko į Vaicekausko pačiūžą, pirmas smūgis. Stiprus perdavimas į priešvartį, neapdirba partneris Labrinsas. Ir bandymas atakuoti. Na, pakyla nuo vartininko Rytulys, skrieja virš vartų. Nedavė pasą Bernatavičiui Joris, bandė mušt pats. Na, čia, kaip sakoma, tokiu atveju dvi galimybės. Šį kartą Joris smūgiavo pats. Ir vėl pakyla Rytulys nuo Puzero lazdos. Išbandymo doštipioj. Apsiveda ir įmuša į vartus mūsų priešininkai. Na, kaip ir sakiau, labai pavojinga situacija buvo, žaidėme mažumoj ir Kasparaičio ekipa ryškiai bandė daryti akivaizdų spaudimą. Na, ir jiems pavyko. Na ką, rezultatas 2-2. Ir 52 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Na ką, dabar svarbiausia, kad mūsų vyrai nestiktų ūpo ir pradėtų daryti tokį pat spaudimą, kaip ir prieš tai. Kuklickas. Bėga Strauskas kovoti ir Rytulio. Prametimą fiksuoja teisėjas. Grašys, perdavimas Kublickui. Kublickas palei bortą Astrauskui. Astrauskas įeina į zoną. Smūgis į vartus. Neblogas smūgis ėjo į kairį vartų devintuką, bet matė Vyšniauskas pagavo Rytulį su gaudyklė. Bet jau gerai. Geriau spausti ir mušti svetimus vartus, negu ginti savus. Na ką, 60-osios lieka iki kėlinio pabaigos. Gal išmetimo smūgiuos. Na, nepavyko Radvilui susmūgiuoti išmetus teisėjų Rytulį. Rezultatas 2-2 ir laukiame paskutinio kėlinio pradžios. Kirilai, čia tu daužai šitą vartą. Nedaužyk, žinok, nes man vibruoja ir per rankas vibruoja kamera, gerai?
Na ką, gerbėmiai, kol lieka 23 sekundės iki pertraukėlės pabaigos, uždėkite laikus šiai transliacijai. Tegul šį video pamato daugiau žmonių YouTube erdvėje. Nežinau, taip sako visi blogeriai. Kadangi aš dar be 2 minučių blogerio, tai bandau čia atkartoti kažkokias frazes, bet gal reikia jais tikėti, kaip sakoma. Tad jei uždėsite laikus, tikrai man asmeniškai bus smagiau. Ačiū. Na ką, girdime sireną ir toj pradėsime kovoti. Net šūkiais pradeda Kasparaičio ekipa. Agresyviai nusiteikę. Tikiuosi, kad ir mūsų vyrai lygiai taip pat laukia progos patikrinti Kasparaičio ekipos vartus savo smūgiais. Kuršulis smūgiavo iš nelabai patogaus kampo. Atskubėjo Joris ant damušimo, bet Vyšniauskas uždarė ritulį. Oi, ačiū labai už laikus. Jau mano sekmadienis nušvito naujom spalvom. Valiūnas bandė koreguoti ritulį ir Labrincas prieš vartiją, nesėkmingai. Labai gražus pernajus Bernatavičiui bandė sumušti Adomas iš eigos, šiek tiek netaikliai, nepavyko jam tvarkingai tą padaryti. Ir dar kartą Adomas, Joris, nieko nėra prieš vartiją. Bandė Joris duoti pasą Dariui, bet neproduktyviai. Ir dar kartą Adomas. Pasas Joriui. Dar kartą smūgiuoja Darius iš toli, nervuojasi Dariukas, kažkas jam neįtinka šį kartą. Na taip, neužėjo ritulys. Vieną kartą Adomas smūgiavo iš Jorio paso iš eigos, vėliau jie apsikeitė ir Joris smūgiavo iš Adomo. Tai yra, Joris smūgiavo iš Adomo paso, bet Vyšniauskas tikrai pasiruošęs labiau negu pirmam kėlinyje atremti tokius smūgius. Taip, pasikeitė puolėjai mūsų penkete. Astrauskas, Butkus ir Kublickas. Greščiuk įsiveda į zoną. Na, manyčiau, būtų geriau tokiu atveju duoti pasą Astrauskui su Kublicku, kurie stovėjo laisvi priešvartėje, nebuvo dengiami priešininkų. Vaicekauskas. Smūgis iš toli, Astrauskas bandė koreguoti ritulį, bet šiek tiek nesėkmingai. Užgavo ritulys mano vaiką, iš draugo smūgio, reiks patikrinti, gal kokie mėlyniai statė. Ir Norkūnas blokuoja jo smūgį Tubutis. Kontrataka. Nežinau, nieko nefiksuoja teisėjai, nei vienas, nei kitas. Labai nepatenkinti Elektrėnų tėveliai tokių sprendimų. Gražiai apsivedė mūsų gynėja Kasparaičio žaidėjas, patraukė ritulį pro kairę pusę, nepasuodamas į priešvartį, bet Audrius uždarė dešininį vartų kampą ir Tubutis dar viena ataka. Gerai, puikiai sustabdo mūsų gynėjai. Astrauskas.
Bernatavičius, Astrauskas, kovoja Rytulį ir smūgis į vartus geras, bet pamato Rytulį Vyšniauskas ir atmuša su atmušėju. Nepasiduoda Martynas, trukdo išsipasuoti žaidėjam. Kasparaičio Puzaras, smūgis į vartus. Gaila, nelabai tvarkingai priėmė Rytulį vartininkas. Martynas jau buvo pasiruošęs damušimui, bet vis dėlto pavyko uždaryti paskutiniu momentu. Oi, turi išeiti iš zonos mūsų vyrai. Gerai, pavyksta tai padaryti laiku. Dulko Raštikis, padeda Grašys. Radvilas, Pijus. Radvilas neskuba, na ir praranda Rytulį neskubėdamas. Po to jie atkovoja Vyšniauskas, perdavimas atgal, vėl pasas atgal Vyšniauskui, sutrukdo Mantas. Koršulis, perdavimas Bernatavičiui ir trukdo smūgiuoti į vartus Kasparaičio gynėjas. Norkūnas. Smūgis į vartus, netaikliai. Bernatavičius, Valiūnas. Bernatavičius smūgiuoja į dešinį vartų kraštą. Labai sudėtingas smūgis, norėjo, gal matė tarpelį tarp vartininko peties ir strypo, bet vis dėlto uždarė šį smūgį Vyšniauskas. Na ką, nepavyko įmušti į vartą šį kartą. Labrincas, Norkūnas. Vėl smūgis iš toli, Labrincas. Ir kontrataka. Tubutis laukia priekyje. Dar kartą Labrincas, pasas Bernatavičiui. Na ką, bando Aistis stabdyti. Na ką, kažką užfiksavo čia teisėjas. Tik nežinau ką. Aš taip suprantu, kad pražanga. Ar ne? Ai, ne, kažkas kita. Turi sugrįžti Joris į aikštę. Neleidžia keistis penketui. Aš taip suprantu, teisėjas. Taip, na ką, išmetimas mūsų zonai. Butkus. Vyšniauskas prašė Rytulį ir gavo. Paliktas vienas priešvartyje liko Tubutis. Labai staigiai prasibrovė netikėtai į mūsų priešvarčio zoną. Vyšniauskas. Na, Martynai, trukdyk.
nesigina mūsų berniukai. Neleidžia Vyšniauskui smūgiuoti į vartus arba duoti greitą stiprų pasą priešvartį. Na, Jonas ir Markas bando ginti mūsų vartus. Na, čia taip įdomiai. Taip, Radvilas su Rytuliu, braunasi. Net nereikia sakyti, kad buvo įvartis. Net nereikia sakyti, kieno įvartis ir į kieno vartus įskrido Rytulys. Puikiai Radvilas realizavo šią progą, išeidamas 1-1 prieš vartininką. Labai gerai. 8 minutės lieka iki rungtynių pabaigos, rezultatas 3-2 mūsų, bet dabar svarbiausia kartoti tą patį, ką ir daro Radvilas. Dar vienas smūgis, bet su lazda atrėmė Vyšniauskas, šį kartą neleidžia didinti rezultatą mūsų vyram. Grašys. Dar kartą. Pijus perdavimas Joriui. Joris perduoda Dulko. Joris. Išmuša Joriui Rytulį, Kasparaičio žaidėjas, bet padeda Jonas. Nagi, nepaleiskit vyrai. Joris. Jonas. Adomas padeda. Puzeras. Joris su Rytuliu. Nagi. Padeda Paršulis. Stabdo, nori stumti rankom, bet Joris ant tiek greitas, kad spėja visus apibėgti ir duoti dar pasą Bernatavičiui priešvartį. Joris, smūgis į vartus, šalia skrieja Rytulys. Iš apsisukimo mušė Joris, sudėtinga tokių atvejų. Tik jutimo gale suveikia tokių momentų. Šiek tiek prie vartų skriejo Rytulys. Ir ką, įsibėgėja Valiūnas, padeda Strauskas. Strauskas, gynyba, treneris rėkia gynybą. Strauskas su Rytuliu. Bėk, Martinėlį, bėk, trukdyk. Gerai, pačiūžas mūsų vyram. Pinasi Rytulys. Gerai, kad nematė Kasparaičio žaidėjas, kad iš nugaros ateina Rytulys, nes galėjo smūgiuoti vartus. Tubutis bando sukurti ataką. Nepraeina vis dėlto 3 mūsų žaidėjus Tubutis. Nepavyksta jam kokybiškai paleisti Rytulį į mūsų vartus. Puzeras. Puikiai pasuoja, aukštai pakėlęs Rytulį Kublickui, nespėjo Lukas iš paskos Rytulio. Butkus. Neblogas smūgis iš toli iš Kasparaičio žaidėjų, bet mato Audrius, atrėmė šį smūgį. Ir žaidimas tęsiasi priešininkų zonoje. Darius apsiveda, pasas Dulko. Puikiai Jonas sustabdė Rytulį su pačiūža, Darius.
tolimais pasais dalinasi Kasparaičio ekipa, tuo kartais suteikdama mūsų vyram net pranašumą tokiu atveju. Taip, Darius padeda Gabrielius ir Joris, pakelia ritulį virš vartų Darius. Gabrielius, Joris, Uzeras, Joris, Darius, Rafaelis, puikiai Joris atima ritulį ir sukuriam kontrataką. Gabrielius, smūgis į vartus, pagauna ritulį Vyšniauskas, padėjo iš kairio krašto Dariukas, buvo vienas, galėjo gauti pasą, bet Gabrielius nusprendė pabandyti patikrinti Kasparaičio vartininką. Na ką, pasikeičia ir gynėjai, ir puolėjai. 3 minutės iki rungtynių pabaigos. Gerai, laimėjome išmetimą ir tuo pačiu bandė smūgiuoti Lukas į vartus. Baliūnas. Nespėja mano kamera fiksuoti žaidėjų. Kažko lagina, čia labai svarbių momentų. Bandau atitaisyti, nepykit. Anufrikov sutrukdo Astrauskas, Puzeras toliau kovoja dėl ritulio, Kublickas. 2 minutės iki rungtynių pabaigos. Nerealų smūgių iki mėlynos linijos stovėdamas paleidžia Vyšniauskas. Atakuoja iš visų jėgų Kasparaičio ekipa. Dar vienas smūgis į vartus. Puikiai uždaro ritulį vartininkas, bravo. Iš paskutiniųjų Kasparaičio ekipa daro spaudimą Hockey-Punks žaidėjam. Tikrina mūsų vartininką iki mėlynos linijos muždamas, už mėlynos linijos muždamas. Na, net nebepasitikė savo komandos žaidėjais, nebedalina pasų, bando pats. Minutė 43 iki rungtynių pabaigos. Joris ant išmetimo. Taip, ritulys už borto. Bandė Gabrielius pradėti ataką, bet... Na ką, minutės pertraukėlė panašu ima, man atrodo, ar mūsų, ar ne mūsų komandos treneris. Na, nesvarbu, bet dabar turime pusę minutės apsitarimo. Na ką, pavojinga situacija. Mūsų zonoje išmetamas ritulys. Manau, gavo nuostatų abi komandos iš savo trenerių. Na, žiūrėsime, ar pavyks mūsiškiam atremti puolimą ir sukurti produktyvią ataką. Joris pasiunčia ritulį palei bortą į priešininkų zoną.
Grigonis, Vyšniauskas. Trukdo mūsų žaidėjai. Kalbasi tarpusavį, Kasparaičio žaidėjai. Rėkia viens kitam kažką. Astrauskas bandė perimti ritulį, nelabai sėkmingai, bet šiek tiek gaila. Būtų neblogas išėjimas į priešininkų zoną. Mantas Grašys, Martynas Astrauskas. Karšulis išmušė ritulį į priešininkų zoną. 8 sekundės lieka iki rungtynių pabaigos. Aiškia nuostata gavo mūsų vyrai. Gintis ir apsiginti iš paskutiniųjų. Na ką? Čia 8, ne? Ai, gal vis dėlto 38 sekundės tablo nelabai tvarkingai veikia. Na tai dar turi laiko. Taip. Labai pavojingai, man atrodo, nuo Astrausko lazdos pakilo rytulys. Ačiū Dievui, kad Audrius matė rytulį ir sėkmingai jį pagavo. Taip, 29 sekundės iki rungtynių pabaigos. Keičiasi penketas. Na, vyrai, laikykitės. Taip, išmetamas ritulys. Taip, fiksuojamas prametimas. Viena sekundė. Laikykitės, vyrukai. Nagi. Darius. Nesiuntė ritulio palei bortą. Puikiai perima ritulio Radvilas. 5 sekundės, 4, 3, 2, 1. Ir... Vyrai, labai smagu šį sekmadienį turėti pergalę prieš Kasparaičio ledo ritulio akademiją. Kaip žinia, išvykoje Elektrėnuose pralošėme 2-5 ir štai jau po savaitės turime revanšo saldumą ant lazdų ir laimėjome 3-2 šias rungtynes. Tėveliai iš bokso bėga sveikindami mūsų žaidėjus. Skuba Tomas Mickūnas perimti mano objektyvą, nes U12 varžybos, U12 komandos Hockey Punks varžybos yra sekančios už 10 minučių ar 15 bus nuvalytas ledas ir šiek tiek jaunesni Hockey Punks žaidėjai kovos prieš HC Klaipėdos mėlynąją komandą. Tai ką, linkime jiems sėkmės ir sveikinam mūsiškius. Gražiai pergalė, puikiai kova ir iki greito pasimatymo. Iki.